Mėlyjeji, nuoširdžiai sveikinu su šventomis Kalėdomis, Jėzaus gimimu. Nei viena šventė neturi tiek gražių tradicijų, giesmių kaip šventos Kalėdos. Ir kiekvienas jų laukiam savaip. Vaikai turbūt laukia dovanų, tėvai pajunta, kaip gera pradžiuginti ne tik tai vaikus, bet ir kitus. Ir kiekvienas bandom suprasti tą Kalėdų esmę, nes tai Dievo Sūnaus gimimas. Mes švenčiam Dievo priartėjimą, Dievo ateimą pas mus. Ir taip kaip yra įvairūs dailininkai, įvairiose šalyse įvairiai tapo Marija, pavyzdžiui, Afrikoje su afrikietiškais bruožais, mes lygiai taip pat galim ir prakartėlę daryti su lietuviškais bruožais. Nes tai ženklas, kad Dievas ateina pas kiekvieną iš mūsų, priartėja, tiesiog ateina į kiekvieno šeimą. Tai džiaugdamiesi tą šventę mes kartu atveriam savo gyvenimus, savo širdis Dievui. Ir Kalėdos mus moko būti labai pastabiais, būti jautriais. Mes puikiai žinom, kad toli gražu ne visos ir net gal kartais nesvarbiausios naujienos patenka į žiniasklaidos straipsnių antraštis. Kai Marija nėščia, Marija kartu su Juozapu atkeliavo į Betliejų, nieks jų nepastebi. Buvo visiškai nereikšmingi paprasti žmonės. Tarsi mus kviestų būti jautriais, būti paprastais, tie, kurie mato kitus. Matykim silpnus, matykim kenčiančius žmonės, išlaikykim tą jautrumą. Ypatingai padėkim šeimom. Šeimos, kur augina vaikus, kuria ateitį. Tegu tie ateinantys metai būna kupini tos gražios, geros veiklos, mūsų įsitraukimo, įsijungimo į parapijų, bendruomenių veiklą, be abejo užsienyje į lietuvių bendruomenės mokyklas, kad vaikai galėtų jose mokytis lietuvių kalbos, lietuvių tradicijų, lietuvių istorijos. Tegul Viešpats laimina jūsų gyvenimus, tegul pripildo džiaugsmo ir ne tik tai per tas šventes, bet ir per visus ateinančius metus, kad jie būtų pilni palaimos, Dievo artumo, jo gailestingumo ir džiaugsmo. Gražių švenčių!